Nauji nerimą keliantys tyrimai parodė, kad Izraelio mokytojai užima beveik žemiausias vietas tarp išsivysčiusių šalių. Išsamus naujas Šorašo socialinių ir ekonominių tyrimų instituto tyrimas piešia nerimą keliantį vaizdą. Izraelio mokytojai buvo užėmę 17 vietą tarp 20 tirtų išsivysčiusių šalių pedagogų. Tyrimą atliko daktarė Yael Meltzer. Jis atskleidžia didelius pagrindinių įgūdžių skirtumus tarp Izraelio mokytojų ir jų kolegų užsienyje. Tyrimas taip pat nurodo sistemingą nesugebėjimą pritraukti aukštos kvalifikacijos kandidatų į mokytojo profesiją. Iš tiesų tai kelia nerimą. Džiaugiuosi galėdama pasveikinti daktarę Yael Meltzer, Šoraš instituto tyrėja, asocijuota ekonomikos tyrėja ir dėstytoja Ben-Guriono universitete bei Sapir akademinėme koledže, kuri dabar prisijungia prie mūsų iš Hatsevos, čia Izraelyje. Labai ačiū. Kokios nerimą keliančios išvados čia, įskaitant šį skirtumą tarp mokytojų ir kitų universitetinį išsilavinimą turinčių žmonių Izraelyje? Papasakokite, kas jums labiausiai užkliuvo jūsų tyrimuose? Sveiki ir labas vakaras. Ir kas iš karto krenta į akis, tai kad Izraelio mokytojai turi žemesnius kognityvinių gebėjimų lygius nei daugumos šiame tyrime dalyvavusių EBPO šalių mokytojai. Tačiau labiausiai mane nustebino skirtumas pačiame Izraelyje. Daugumoje EBPO šalių mokytojai pasiekia panašų lygį kaip ir kiti aukštąjį išsilavinimą turintys darbuotojai. Tačiau Izraelyje mokytojai turintys aukštąjį išsilavinimą iš tikrųjų turi žemesnius įgūdžių lygius nei kiti dirbantis aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys. Tai tikrai neįtikėtina ir tikrai ne tai, ko tikėtumėsi, ypač kai matai, kad Izraelio mokytojai atsilieka raštingumo, matematinio raštingumo ir problemų sprendimo srityse. Kokios yra ilgalaikės pasekmės aukštųjų technologijų pramoniai, ypač kai reikia mokytojų galinčių mokyti labai specifinių įgūdžių. Izraelis yra žinomas kaip aukštųjų technologijų milžinas. Būtent šie rezultatai kelia labai svarbių klausimų apie Izraelio švietimo sistemos gebėjimą pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos mokytojus. Viena iš priežasčių yra mokytojų atlyginimo sistema. Izraelio darbo rinkoje vyksta labai stipri konkurencija dėl kvalifikuotų darbuotojų, o nedarbo lygis yra gana žemas. Tuo pačiu metu Izraelis yra jauna šalis, kurioje daug vaikų, todėl yra labai didelė mokytojų paklausa. Problema ta, kad viešajame sektoriuje, kuriame dirba dauguma mokytojų, atlyginimai priklauso nuo formaliojo išsilavinimo ir darbo patirties. O privačiame sektoriuje priešingai yra daug stipresnis ryšys tarp įgūdžių ir uždarbio. Taigi aukštos kvalifikacijos darbuotojams privatus sektorius gali pasiūlyti didesnį finansinį atlygį už jų įgūdžius. Kiti veiksniai gali būti žemi priėmimo reikalavimai, taip pat stiprios mokytojų profsąjungos, kurios leidžia netinkamiems mokytojams likti sistemoje. Tai tikrai labai liūdna girdėti ir stebina, ypač kai kalbama apie mokslą, technologijas, inžineriją ir matematiką. Kas dabar nutiks su šiais duomenimis? Kaip jie pasieks valdžios institucijas, kurios gali ką nors pakeisti, paskatinti, išspręsti problemas, apie kurias užsiminėte, pavyzdžiui, dėl atlyginimų? Kas pavers jūsų išvadas sprendimu šaliai? Svarbiausia pamoka yra ta, kad turime skubiai gerinti mokymo kokybę. Žengdami į priekį, švietimo sektorius pirmiausia turėtų keisti mokytojų rengimo ir priėmimo modelį. Turime kelti priėmimo į mokytojų specialybę reikalavimus. Antra, reikia pertvarkyti atlyginimų sistemą. Turime svarstyti atlyginimų modelius, kurie stipriau susietų įgūdžius ir atlyginimą. Ir galiausiai turime spręsti didžiausias spragas. Pirmiausia, reikia gerinti įgūdžius arabų švietimo sistemoje, kur spragos yra didžiausios. O kaip dėl kampanijų skatinančių vaikus norėti užaugus tapti gerais mokytojais? Kaip tai atrodytų? Tai būtų puiku. Yra ir tyrimų rodančių, kad kai pradinėje mokykloje paklausi mokinių, kas nori tapti mokytoju, daug vaikų nori būti mokytojais. Bet, kaip minėjau, darbo rinka Izraelyje yra labai konkurencinga ir daugiau įgūdžių turintiems akademiniams žmonėms yra daug galimybių kitose srityse.
Ir jei norime, kad mokytojo profesija taptų patrauklesnė gabiems akademikams, tai neveiks. Tyrimai rodo, kad jei pažvelgtume į kai kuriuos švietimo sistemos išteklius, kaip mažesnės klasės ar daugiau pamokų valandų, svarbiausias veiksnys yra mokytojo kokybė. Tas, kuris sutinka mūsų vaikus ryte. Teisingai, nes visi prisimenam savo mėgstamiausią mokytoją ir jų padarytą įtaką. Daktarė Jael Meltzer, labai ačiū už jūsų laiką ir linkime jums didžiausios sėkmės. Tikiuosi, kad jūsų tyrimų rezultatai pasieks tinkamas institucijas, kurios galės ką nors pakeisti ir padaryti skirtumą. Ačiū, kad buvote su mumis laidoje The Rundown. Ačiū Jums.